Taigi, ko esi vardu? Esu Ugnius Paliukėnas, esu 3 kurso biologijos studentas. Ir, na, pagal foną galima matyti, kad mėgstu gamtą. Buvo varlė. Yra geriausias rampas pasaulyje. Ta prasme, jis taip gerai išspiropliuoja, tai galima tokį didelį šuolį padaryti. Tiesiog. Žiauriai smagu. Nors pavadinimas yra pievinė varlė, bet čia nes ne pieva, tai kaip ir ne pieva gyvena, nors būna ir pievose pasitaiko. Turbūt irgi pati dažniausia Lietuvos varlė, dažnai kur sutinkama. Į ją dar yra labai panaši ilgasnukė varlė, kurios išoriškai gan panašios. Na, ilgasnukė turi truputį ilgesnį snukį. Čia apačios raštas. Ir jos užauga šiaip pakankamai didelės, gal tokio dydžio. Tai čia yra kokių gal 2 metų jauniklis dabar. Laiks paleisti. Behold! Pievinių varlių kurkulai. O, taip. Look at this slime. Čia yra varlių kiaušinukai, iš kurių atsiras buožgalviai. Bet čia yra tiesiog masė. Eina savo. Ir šiandien jie tokie net nepradėjo dar augti. Žiūrėk šitą grožį. Va čia jau yra suaugęs pievinės varlės individas. Jos būna va tokio va dydžio, kai suauga. Bandė slėptis po nuvirtusiu medžiu. Na, aš buvau miklesnis. Jos pavasarį į vandens telkinius, realiai įvairias balas, kaip čionais, prideda kiaušinėlių, kurie po to išsirita į buožgalvius. Ir čia dažniausiai, kai mes matom kažką ten kūdrose buožgalvius, tai ten dažniausiai būna pievinių varlių. Nes, vėlgi, jos dažniausios yra realiai Lietuvoje. Dabar iš karto paners po lapų sankaupa. Šitos balos dar ne. Tarp kitko visas šitas daiktas. Čianais nėra kažkoks tepalas ištekėjęs. Čia yra tiesiog įvairių organinių nuokritų, tokių kaip lapai ir visokie kitokie augaliniai dalykai, skaidymosi produktas. Tai jis nėra pavojingas. Tiesiog čia tas atsiranda toks dalykas ant vandens paviršiaus, kai tiesiog pūva lapai visokie. O taip, čia yra blogiausia invazinė rūšis pasaulyje. Ectobium surelicum. Man visą laiką patiko gamta ir ta prasme man patiko visa įvairovė, ką čia galima surasti. Visą laiką nuo mažens aš mėgdavau kapstytis po lapus, po žemes, po žievę, po kažkur ten vaikščioti, gaudyti driežiukus ir varles. Ir tas sukūrė tokį glaudų ryšį pas mane su gamta. Kažkokia maža miškinė sraigutė. Supakuotas į kokoną. Ir iš čionais po to bus daug variukų. Tai toks blynas. Okay. O, čia dar vedarėlis yra. Žvejojau rupūžę, ta prasme. Šiaip keista, nes jau turėtų jos būti išneršusios, jos šiaip aktyvios naktimis. Bet šitą vis dar pasiliko. Čia yra patinukas.
Labai juokinga garsas leidžia. Ja. Patinukas, nes jis mažokas, o patelės būna dvigubai didesnės vos ne. Ir labai balsingas. Čia yra gyvavedis driežas. Iš pačio pavadinimo galima spręsti, kad jis atsiveda gyvus jauniklius, bet tas iš tikrųjų dalis tiesos, nes jis padeda kiaušinukus, kurie pamaždaug net ne valandos išsirita iš karto. Tai kaip ir gyvavedis, bet kaip ir ne, ta prasme nėra toks kaip žinduolis. Realiai dažniausias Lietuvos driežas, sakyčiau. Labai dažnai kur sutinkamas. Pakankamai mažiukas toks būna, nors nežinau, pagal ką lyginant, pagal driežų standartus tai mažiukas. Ir pas jį labai daug pakankamai erkių prisisiurbia. Na, jis šiaip pas driežus labai dažnai erkių daug būna. Ir pas šitą labai čia irgi tokių pripampusių yra. Man patinka jas ištraukti. Bet pinceto dėja dabar neturiu, tai nežinau kaip čia seksis. Vieną pavyko. Antrą. Trečią. Ketvirtą. 4 erkės, nu. Šiaip pas jį dabar nėra, bet kitados būna, kad tos erkės dar įlenda į pačią ausį ir tiesiog ausyje įsisiurbia. Toks va gyvūniukas. Turi labai gražų pilvuką. Šiaip dažnai jos būna labai sunku pagauti, nes jie tokie mažiukai ir jie labai lengvai palenda po žolėm į visokius urvelius, graužikų, tokių pelių urvelius, tada jau nebeiškrapštysiu jų. Bet va fainas. Ką, reikia samžinsiu jo? Šiaip dalykas driežam būdinga tai, kad jie mėgsta numesti savo uodegą. Tai jeigu kažkoks plėšrūnas, kad ir žmogus juos pagauna, jie būna, kad numeta savo uodegą. Šį kartą aš jo negrėbiau už uodegos, dėl to jis nenumeta. Bet šiaip galiu pasakyti, kad jisai per savo gyvenimą buvo numetęs uodegą, nes spalva truputėlį skiriasi uodegos. Ta prasme, čia yra tokie aiškiai matomi taškiukai ir po to tie taškiukai jie nebeina į pačią uodegą. Tai matos, kad jis tiesiog buvo ją kažkada numetęs savo gyvenimo eigoj. Ir po to atsiaugino. Tai va čia tas toks įdomus faktas su driežais. Tarp kitko, būna, kad net kartais, kai jie numeta uodegą, atsiaugina dvigubą uodegą. Taip tokios dvi uodegytės būna iš tos pačios vietos išauga. Toks retais atvejais. Ne visą laiką, aišku. Nu ką, laikas jį paleisti. Kaip reikėtų sąveikauti su gyvūnais? Ok, reikia kažką sugalvoti, žinai, greenwashingą kažkokį pasakyti. Ne, bet actually, kaip tu manai? Ok. Aš įsivaizduoju sąveikavimą su gyvūnais, būtent per požiūrio pakeitimą. Nes nemažai žmonių iš tikrųjų bijo tam tikrų gyvūnų arba turi kažkokią susiformavusią išankstinę nuostatą, kad ar ten jie kažkokią nesėkmę neša, arba jie iš tikrųjų kažkokią žalą daro, nežinau,
medį graužia, kai iš tikrųjų, nu, tokių dalykų jie tikrai nedaro. Tai viskas turėtų prasidėti nuo požiūrio. Prasme, žmonės turėtų būti edukuojami ir jiem turėtų kaip ir būti paaiškinta, kokie gyvūnai iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra pavojingi ir kurios, pavyzdžiui, reikėtų kuriais grožėtis per atstumą, arba, nu, jeigu ir negrožėtis, tai pakęsti, nes kiekvienas gyvūnas gamtoje turi kažkokią rolę. Ir išėmus tą vaidmenį iš gamtos, ta prasme, ekosistemos išsibalansuoja. Tai taip, viskas turi prasidėti nuo požiūrio pakeitimo, o antras etapas, kaip aš įsivaizduoju sugyvenimą su gamta ir su gyvūnais, tai per bioįvairovės skatinimą. Tai dabar Europoje yra toks aktualus dalykas kaip rewilding ir būtent rewilding visa esmė yra, kad ne visų vietų atstatymas į jų buvusią prieš žmonių kolonizaciją, bet ta prasme, tai atstatymas tam tikrų lygmenių, kur ta prasme, jeigu yra kažkoks sodas, tai galima būtų kažkokių padidinti augalų įvairovę, kad galima būtų visokių įvairių vabzdžių pritraukti, tuo tarpu ir įvairių apdulkinančių vabzdžių. Kartu su vabzdžiais įvairių paukščių galėtų atskristi. Tai, ta prasme, didinimas, požiūrio keitimas ir biologinės įvairovės didinimas kasdienėme gyvenime yra būtent tai, kaip žmogus galėtų sugyventi su gyvūnais ir tuo pačiu su gamta. Nu va, geltonskruostį žaltį pagavau. Dabar apkors jisai apsimetinėja, kad negyvas yra. Nu ką, galvoju, kad aš tavęs nesuvalgysiu, ne? Nu aš tavęs ir tai nevalgysiu. Dar savo išmatas paleido manęs. Dabar labai skaniai kvepiu. Čia toks gynybinis mechanizmas. Išmatas išspjauna, šnypšia, ups. Ir tuo pačiu dar apsimeta negyvas. Nu, nepyk, tuoj paleisiu. Nežinau, ar girdit, bet jisai šnypšia. Aš nežinau, ką jis čia bando padaryti su šito, išvertęs tą kilpą. Kažkaip taip norėjau klausti. Neįsivaizduoju. Bet jis pusiau bando apsimest negyvų, pusiau gyvų. Nežinau, ko jis čia bando pasiekti, man rodos tiesiog sutrikęs. Bet va. Toks tas mūsų geltonskruostis žaltys, visiškai nepavojingas. Čia yra Brachypelma albiceps tarantulo jauniklis. Netoks jau mažiukas, koks buvo prieš porą metų, kai įsigijau, bet auga jis labai lėtai. Ta prasme, jis buvo tokio dydžio prieš 2 metus ir dabar per 2 metus tik tiek paaugo. Bet su tarantulais yra tas bairis, kad jeigu tai yra patelė, tai jinai gyvena labai ilgai. Sakykime, nuo kokių 15 iki 20 metų, priklausomai nuo rūšies. Jeigu tai yra patinas, jisai gyvena kokius 5 ar 7 metus tik tai. Tai pas mane čia yra patinas. Ir, jis gyvens trumpai. Aš kiek, 7 metai nėra taip jau gal ir trumpai. Bet palyginus su patelėm, tai trumpai. Kažkaip labai nenori kooperuotis.
Šiaip retai aš juos traukiu iš savo dėžių, iš terariumo. Nenoriu per daug kankinti, bet tada būna faina ištraukti, parodyti šitos gyvūnus. Ir kad jie nėra iš tikrųjų tokie agresyvūs, kaip dauguma žmonių mano. Jis, of course, turi nuodų, bet, na, kaip matosi, aš jį tiesiog klibinu ir jis niekada nebando pulti, niekada nebando kasti. Ir su tarantulais dar kitas dalykas, kad jie yra klasifikuojami tokius kaip naujojo pasaulio ir senojo pasaulio tarantulus. Tai naujojo pasaulio yra iš Pietų ir Šiaurės Amerikos kilę tarantulai ir jie pasižymi labai silpnais naudais ir labai ramių būdų. Tai pavyzdžiui, šitas yra labai ramus, kai aš jį bandau traukti, tai galima iš to spręsti, kad čia yra iš būtent kažkurios iš Amerikos kilęs tarantulas. Ir specifiškai šitas yra kilęs iš Meksikos vakarinės pakrantės. Na. Turbūt nejaučia, kad mano ranka yra. Vėlgi, kaip ir skorpionas, jis turi pilną plaukelių, aišku, turi žymiai daugiau plaukelių ant savo galūnių. Ir tie plaukeliai atlieka sensorinę funkciją. Tai tiesiog lytėjimo funkciją atlieka, kur leidžia jam pajausti aplinką, pajausti vibracijas. Pavyzdžiui, jie suranda auką nepamatydami, nes pas juos rega labai prasta, o jie auką suranda, nes jaučia vibracijas ant žemės ir taip jie žino, kur eiti. Supranta aukos dydį. Ar verta pulti, ar neverta pulti. Gal geriau bėgti. Toks geras spredas tarantula. Ir šitie dėja nebešviečia po ultravioletą. Labai sėdi. Būtų nerealiai atrodantis, jeigu šviesta. Dar jisai kaip augs turėtų turėti melsvesnės kojas. Dabar jis tokios neišsiskrinčios, bet turėtų būti melsvos spalvos kaip augti. Toks vienas kurelisnių tarantulų čia nais. Beauty queen. Mhm. Absoliučiai. Totaliai. Nežinau, kaip tas pasie. Jis realiai užaugs toks kaip 2/3 delno mano dydžio. Bet kai užaugs, tai dar ilgai ir nuobodžiai reikės jį auginti. Kokius dar 4 metus su tokiais tempais. Ten ant pilvelio tokie matosi 2 šviesus taškiukai, tai ten yra plaučiai jo. Jie kvėpuoja plaučiais, tik tai ne tokiais kaip mes. Pas juos tokia kaip knyga plaučiai yra, iš tokių lakštų sudaryti. Ir jis visiškai ramus. Dar tie naujojo pasaulio tarantulai, ko dar pasižymi, tai kad jie, kai jaučia pavojų, jie mėgsta šaudyti plaukelius nuo savo pilvelio. Tai tiesiog jie patrina kojas į pilvelį ir tada toks debesėlis plaukų pakyla į orą. Ir tokiu būdu jie gali patekti į gleivinę šalia esančių gyvūnų ir taip juos atbaido. Nes po to tenais sukelia tokį niežėjimo jausmą arba deginimo jausmą. Man vieną kartą teko tą patirti, net ne vieną, gal kokius kelis kartus. Ir tiesiog norėjos labai daug čiaudėt. Tai pastoviai čiaudėjau tiesiog kurį laiką. Nu va. Jis pasidaro truputį greitesnis. Jeigu aš jį dar ilgiau palaikysiu, tai jis norės bėgiot man. Ir iš tikrųjų jis labai gali būti greitas, jeigu jis nori. Nors jisai dabar lėtas, bet jeigu jisai sušils ir jeigu aš jam atsibosiu, tai jis pradės tiesiog sprintinti. O būna, kada tu pats išsigandėjai? Tiesiog gyvūnų prastą laikai. Kartais, kai jie pradeda sprintinti būtent.
Nes jie būna tokie lėti ir tiesiog jiem kartais taip susišvečia, kad jiem reikia tiesiog maratoną nubėgti ir tada jie pradeda greit bėgioti. Tai tokiais atvejais išsigąstu, nes labai nesinori jį pamesti. Bet ne dėl to, kad... Bet ne vien tik dėl to, kad jis galėtų kažkur pabėgti, paslėpti ir kad ilgai reikėtų ieškoti, bet tuo pačiu, jeigu jisai nukristų, tai galėtų rimtai susižaloti. Nes tas jo visas pilvelis yra pilnas skysčio ir jeigu jis nukrenta, jis gali prakiurti ir tada bus, amen. Šiaip pakankamai dažna, ne tai, kad dažna problema, bet dažnai būna pas tarantulus, kad jeigu jie nukrenta iš aukštesnio paviršiaus, ant tokio kietesnio paviršiaus, kaip kokio stalo ar grindų, tai jie kaip vandens balionas tiesiog sprogsta. Todėl su jais taip truputėlį atsargokai reikia. Ypač kai jie didesni. Tada labiau kaip vandens balionas. Jeigu tu norėsi kooperuotis, truputėlį sunku ką kalbėti. Billie Eilish momentas. Jausmas lygiai toks pat kaip ir su skorpionu. Tiesiog mažiukai kabliukai įsikabinę į odą. Šiaip kaip pėdutės labai mielai atrodo. Prizuminus su fotiku. Tiesiog toks pūkuota lazdelė su tokiais dviejais kabliukais. Man patinka tiesiog užsidėti taip kartais ir parodyti žmonėm ir tai būna tokia, what? Kaip tu galėjai? Iš tikrųjų. Galiu, nežinau, nes gyvūnas pakankamai ramus. Ir nieko nepadarys tokio. Aišku, visko gali būti, bet... Užbėjom manęs voratinklį. Čia jeigu matosi, tiesiog tokia gija yra. Tarantulai, kaip ir visi kiti vorai, jie gali dėti voratinklius, bet... Atsigur, traukti tą voratinklį. Tiesiog endless voratinklis gličias. Čia gal matosi, kaip tas gijos plevena. Jo, tai ta prasme, jie gali dėti voratinklius, bet jie nei mūsų, nei ten tarakonų su jais negaudo. Jie deda tiesiog tam, kad pasidarytų savo tokį minkštą patalą, kai jie ruošiasi nertis, kur jie grinai tiesiog tokią paklodę ant savo guolyje nusineria, ant jos atsigulė aukštyn kojom ir tada tiesiog išlenda iš savo seno kelto. Dar būna su voratinkliu užbarikaduoja savo įėjimą, kada jie ruošiasi nertis, tiesiog, kad būtų saugus nuo visokių tokių pašalinių trukdžių. Bet kaip augintinis, tai jisai visiškai low maintenance, labai ramus. Užtenka pamaitinti realiai kartą per savaitę. Ir jam to pilnai užtenka. Nes praktiškai kiaurą dieną jie tiesiog tupi vienam kampe, niekur nejuda, nors bandau atdaryti dėžę. Čia galbūt matosi, bet irgi ant pilvelio galo, iš kur voratinklis lenda, tenais yra tokios kaip 2 pagaliukai. Tai ten yra tokios spinaretės, kurias vorai turi, kad galėtų manipuliuoti šituos voratinklius savo. Tai pas tarantulus jos pakankamai neblogai išreikštos. Pas vienas rūšis būna didesnės, pas kitas mažesnės. Priklausomai nuo to, kiek jie mėgsta voratinklių dėti.
Nes, pavyzdžiui, šitie iš naujojo pasaulio, tai jie nemėgsta labai daug voratinklių dėti, bet tie iš senojo pasaulio, iš Afrikos kokios, tai būna, kad visą savo terariumą tiesiog voratinkliais aplipdo, tiesiog tokius tunelius pasidaro. Tiesiog mini kokosas atrodo. Tas visas pilvelis. Tarantulo akytės. Argi nemielas? Ta prasme, visai kaip kokio šuniuko ar kačiuko. Come on. Jeigu patrauksiu šitą, ups. Na, kaip jis nelabai nori kooperuotis. Bet... Nu, ar parodys, kaip moki lipti stiklu. Nu, ta prasme, nu, okei, jisai dabar su kojomis dar laikosi. Ne, jis per didelis užaugo, kad jau stiklu galėtų laikytis. Jis visai nesenai išnėrė. Prieš tai dar buvo mažesnis. Tai jo, visai big guy, bet jis dar bus dvigubai didesnis. Po kokių 2 metų. Ir čia irgi patinėlis. Pas mane visi 3 tarantulai patinėliai tiesiog yra. Trumpai aš juos turėsiu. Nors kita vertus. Gal ir gerai, kažkada pitoną reikės įsigyti. Tiesiog momentiškai dings į savo urvą. Nu. Come on. Čia tas pats, čia kaip iš How to Train Your Dragon, tiesiog How to Train Your Tarantula. Kur šitas pincetas yra kaip tas ungurys. Ir tiesiog, nu, sulyski savo narvą. O, okei, čia įdomu. Kai jis taip pakelia savo kūną į viršų ir taip iškelia priekinės kojas, dabar susklidę, tai čia yra jo threat pauzas, kur jam jau nebepatinka, kad aš jį erzinu. Ir tai reiškia, kad aš pavojingas, aš galiu kasti. Ok, dabar jis tiesiog ne threat pauzą, dabar jis tiesiog bailumo pozą padaro. O, va čia threat pauzas. Priekinės iškeltos kojos. Jisai parodo, kad turi iltis, kurios matosi iš čia. Bup. Jisai gražiai parodo iltis, kad atrodo pavojingas. Ir tokiu atveju tada jau geriau nelįst prie tarantulą. Ta prasme, į rankas tai tikrai neimti. Jo, čia baisiausias padaras iš pažiūros pirmos, bet realiai gan chill būna. Kaip pavyksta ištraukti? Jei pavyksta ištraukti. Oh my god. Come on. Nu, eisi. Jis labai pavargęs. Kvailas bijo drakonų? Nežinau iš tikrųjų, bet labai juokingai atrodo, nes tarakonai yra, ta prasme, jo gal žnyplės didumo tikrai nėra labai didelė. Bet spėju dėl to, nes aš bandau maitinti tuo metu, kuomet dar yra arba dienos šviesa, arba būna lempų šviesa, vakarais. Ir jis tiesiog bijo šviesos. Bailiukas. Nes jisai būna, kad išlenda iš savo slėptuvių tiesiog nakties metu. Tada pavaikšto po visą terariumą ir tada susiranda savo ten maisto. Todėl aš dažniausiai tiesiog įdedu, net dažniausiai aš visą laiką tiesiog įdedu tarakoną ir palieku per naktį. Ir jeigu jis nepagauna, tai tada suprantu, kad jam sunku pagauti, nes tie tarakonai šiaip greitai kartais būna. Tada tokiu atveju tiesiog sutraiškau ir jam palieku. Tai jis labai toks picky eater, jam ta prasme reikia padėti ant sidabrinės lėkštutės kartais tą tarakoną, kad jisai norėtų suvalgyti. O šiaip tai šitas gali išbūti labai ilgai nevalgęs. Jis
man ruošėsi nertis prieš gal kokį gerą pusmetį ir jis tiesiog nevalgė 2,5 mėnesio. Ir jam viskas buvo tvarkoj. Šiaip skaičiau, kad jie iki metų gali būti nevalgę. Tai realiai tiesiog šaltakraujų gyvūnų privalumai. Išvažiuoju į kelionę pusmečiui. Ten gal svarbiausia palaikyti drėgmę. Bet jeigu nevalgys, tai liks gyvas. Gal nebus labai patenkintas, bet liks gyvas. Šiaip jis dabar labai lėtas. Dar būna, kai aš jau jį pakankamai per daug užknisu, jis būna pradeda bėgioti. Bet kol kas tai kaip ir dar toleruoja mane. Ir visas kūnas tokiais dar plaukiukais padengtas. Su tais plaukiukais jisai jaučia aplinką. Tai jeigu aš jį liečiu, jis ne per savo tą egzoskeletą jaučia, bet per plaukelius. Pavyzdžiui, dabar, aišku, tenais per kamerą nesimatys, bet aš liečiu tiesiog plaukelius ant jo uodegos ir tada jisai juda. Nors uodega iš tikrųjų yra tiesiog suplonėjęs pilvelis. Gal tu iš viso šitas gyvūnas laikai? Tada nes faina. Man patinka. Man patinka visą laiką, kas gyva pabandyti pagauti. Suteikia tokio džiaugsmo. Aišku, įsivaizduoju, ne visiems tas smagu būna, bet man patinka. Kad ir kokią žaltį surandu, arba driežą, ar ten praeitais metais angį tiesiog. Nerekomenduoju su kiekvienu skorpionu taip daryti, nes ne visos rūšys tokios draugiškos kaip šita. Kitos rūšys būna labai agresyvios. Šitas tiesiog labai ramus. Tai va. Toks tas gyvūnėlis. Toks kaip kačiukas ir šuniukas, plaukuotas irgi. Nors šitas netoks plaukuotas dar, turi plaukuotesnių. Jo, kaip matai, nėra labai geras augintinis, nes tiesiog per greitas. Tai nelabai paniurkėsi. Nu, pasklandysi. Ar tu pasklandysi? Man atrodo, jam reikia į aviacijos mokyklą. Jie prasti savo mokslai.